Paskui ji priėjo prie lovos, ištraukė didelę suvyniotą odą ir atvyniojo ją. Oda buvo išrašyta keistomis raidėmis, suomiai nyko ją skaityti su tokiu atsidėjimu, jog prakaitas nuo kaktos per nosį jai varvėjo. Elnės vėl prašė padėti Gerdai, o pati Gerda žiūrėjo į suomę tokiomis maldaujančiomis ir pilnomis ašarų akimis, jog ta mirktelėjusi nusikvietė Elnę į pirkios kampą ir dėdama jam ant galvos ledą kuždėjo: ką jis tikrai yra pas Sniego karalienę, jam ten nieko netrūksta ir jis galvoja, kad geriau negali būti pasaulio. Taip jis galvoja dėl to, kad į akį ir į širdį turi įkritusią to veidrodžio mažutę šukelę. Ta reikia jam ištraukti, kitaip jis niekados neišsivaduos iš Sniego karalienės valdžios. Ar nesuteiktum Gerdai tokią galybę? Negaliu suteikti jai didesnės galybės, kaip ji dabar turi. Argi nematai, kokia ji galinga, juk jai padeda žmonės ir paukščiai, ji basa apie daugiau kaip pusę pasaulio. Jos visa galybė eina iš to, kad yra geras ir nekaltas vaikas. Jei ji pati negalės patekti į Sniego karalienės rūmus ir ištraukti stiklo šukelės iš Kajaus akies ir širdies, tai tuo mažiau mes jai padėsim. Už 2 mylių nuo čia prasideda Sniego karalienės sodas. Nunešk ten mergaitę ir palik pusnyje prie didelio krūmo, aplipusio raudonomis uogomis, ir netrukdamas grįžk atgal. Sulig tais žodžiais suomė pasodino Gerdą Elniui ant nugaros ir tas kaip iš ugnies ėmė lėkti. Oi, palikau savo kurpikes ir pirštines, sušuko Gerda, pajutusi baisų šaltį. Bet Elnias nieko nepaisydamas bėgo toliau, kol pribėgo krūmą su raudonomis uogomis. Ten nulaipino mergaitę į sniegą, pabučiavo ją į lūpas ir jam iš akių pasrūvo didelės kaip žirniai ašaros. Paskui apsigręžęs dūmė kiek galėdamas atgal, o vargšę mergaitę paliko viena baisiame šaltyje be kurpių ir be pirštinių.